viskas gerai. Ateinam kas sekmadienį ir vėl prisiminti, Dievas visagalis, jis nepraranda savo visagalybės kontrolės nei šitam pasauliui, nei mūsų gyvenimui. Tai ko nesišypsot, ko nebūt laimingam, ko nedėkot. Jis visagalis, viskas yra jo valdžioje, didis tu Viešpatie, už kiekvieną iš mūsų čia esantį. Viešpat su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką. Anuo metu Jėzus kalbėjo savo mokiniams: Nebijok, mažoji kaimenė, jūsų tėvas panorėjo atiduoti jums karalystę. Išparduokite savo turtą ir išdalykite jį išmaldai. Įsitaisykite savo piniginių, kurios nesusidėvi. Traukite nenykstantį lobį danguje, kur joks vagis neprieis ir kandis nesuės. Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis. Tebūnie jūsų strėnos sujostos ir žiburiai uždegti. Jūs būkite panašus į žmones, kurie laukia savo šeimininko grįžtančio iš vestuvių, kad kai tik jis parvyks ir pasibels, to jau atidarytų. Laimingi tarnai, kuriuos sugrįžęs šeimininkas ras budinčius. Iš tiesų sakau jums, jis susijuos, susodins juos prie stalo ir eidamas aplinkui patarnaus jiems. Jeigu jis sugrįžtų antrosios ar trečiosios nakties sargybos metu ir rastų juos budinčius, laimingi jie. Įsidėmėkite, jei šeimininkas žinotų, kurią valandą ateis vagis, neleistų jam įsilaužti į savo namus. Ir jūs būkite pasirengę, nes žmogaus sūnus ateis, kai nesitikėsite. Tuomet Petras paklausė: Viešpatie, ar šį palyginimą pasakei tik mums ar visiems? Viešpats atsakė: Kas yra tas ištikimas ir sumanus užvaizdas, kurį šeimininkas paskirs vadovauti šeimynai ir deramų laikų ją maitinti? Laimingas tarnas, kuris sugrįžęs šeimininkas ras taip darantį. Sakau jums tiesą, jis paskirs jį valdyti visų savo turtų. Bet jeigu anas tarnas pasakys pats savo: Mano šeimininkas neskuba grįžti ir jiems mušti tarnus bei tarnaitės, valgyti, gerti ir girtuokliauti, tai to tarno šeimininkas sugrįž vieną gražią dieną, kai jis nelaukia, ir tokią valandą, kurią jis nemanyti nemano. Jis žiauriai nubaus jį ir jam teks neištikimųjų likimas. Tarnas, kuris žino savo šeimininko valią, bet nieko neparuošia ir pagal jo valią nedaro, bus smarkiai nuplaktas. O kuris nežino šeimininko valios, kad ir baustinai pasielgęs, bus mažai plakamas. Iš kiekvieno, kuriam daug duota, bus daug pareikalauta. Ir kam daug patikėta, iš to bus daug ir išieškota. Tai Viešpaties žodis. Turbūt niekas neprieštarausite, kad nemažai dalykų mūsų gyvenime, sudėtingų dalykų, vyksta naktį, kai sutemsta. Naktį neretai kyla gaisrai, kai visi miega ir nedirba, įsibrauna vagis, padaugėja smurtavimo atveju, vyksta daug nusikaltimų, o kai susirgame, tai neretai būtent naktį temperatūra pakyla aukščiausiai,
kai atrodo, nei tu čia žadinsi kažką, nei čia yra kam padėti, nei mes norim kažkam trukdyti vidury nakties. Naktis, tamsa, turbūt dažnam vaikui ir netgi suaugusiam kelia daug nerimo ir baimų, tam netgi fobijų pasakytume. Bet šiandienos kiekvienas skaitinys vienaip arba kitaip kalba mums apie naktį, ypatingą naktį, kurioje Dievas yra kartu su savo žmonėmis. Naktis taip pat yra laikas, tai yra ta aplinka, kurioje Dievas yra taip pat arti. Dievas eina su mumis kartu per naktį. Naktis turi būti siejama ne tik su nelaimėmis, baime, nerimu, bet naktis turi būti siejama taip pat su Viešpaties buvimu ir veikimu. Izraelio tradicija kalba apie 4 didžiasias naktis. Jų tautos istorija sako, didesnių, svarbesnių naktų nebuvo. Sako Izraelio tauta, jeigu kažkas vyko mūsų tautoje ypatingai svarbaus, tai vyko naktį. Ir tos naktis buvo 4 ir šios sekmadienio skaitiniuose mes girdim mažiausiai apie 3 iš 4 Izraelio didžiųjų naktų. Taigi pirmoji didžioji naktis, tai aišku yra sukūrimo naktis, apie kurią šiandien taip tiesiogiai nemini skaitiniai. Kai Viešpats Dievas kūrė pasaulį ir pirmą kartą dangaus skliaute sušvinta šviesa. Tai vat pirmoji didžioji sukūrimo naktis. Antroji tai sandoros su Abraomu naktis. Šiandien skaitėme apie tai antrajame skaitinyje laiške Žydams. Apie naktį, kai Abraomas kalbėjosi su Dievu ir Dievas duoda jam pažadų būti tėvu ne tik vieno sūnaus, bet daugelio tautų. Reiškia, kodėl tai yra kalba apie naktis, apie naktį? Todėl, kad visiškai Abraomui nieko neaišku, kai Dievas jam tai kalba. Juoda naktis, visiškai nesuprantu, eina tiesiog žodis, kuris sako, taip bus. Bet nieko nesuprantu, neįtikėtini dalykai. Tarsi į naktį yra Abraomas įdedamas, bet matome, kad tie pažadai po to jo gyvenime pildosi. Trečioji naktis, apie kurią mums šiandien pasakoja pirmasis skaitinys iš Išminties knygos, yra aišku Pascha, išėjimo iš Egipto naktis. Naktis, kai Dievas vaduoja iš vergovės, nuodėmės ir pažeminimo. Ir galiausiai ketvirtoji naktis, tai pranašauta naktis, gims Mesijas. Išsigandot? Čia viskas taip suplanuota buvo. Kada gims Mesijas. Taigi, didžiuliai Izraelio ir mūsų tikėjimo istorijos kelrodžiai ir kolonos, didžiulės naktis, žodžiu, tai, kas esmingiausio, vyksta naktį. Ir šiandien tarsi Viešpats nori mums sakyti, kad naktis nebūtinai turi būti baisi, nebūtinai turi kelti baimę naktis. Naktis gali būti ypatingos malonės laikas tavo taip pat gyvenime. Taigi pirmas klausimas, prie kurio norėjau šiandien mus visus privesti, yra šis. Ar pastebėjote, ar pastebite šių naktų dinamiką savo gyvenimo kelyje? Tos 4 naktis yra mūsų visų gyvenime. Tos visos 4 naktis, kurios buvo svarbiausios Izraelio tautos taip pat istorijoje. Kai baigėsi ir užtemsta kažkas, aušta kažkoks naujas rytas, naujos galimybės, nauja pradžia ir nauji pasiūlymai. Mūsų gyvenimas. Kai atleidžia arba išeinu iš darbo, arba komplikuojasi taip santykiai ten darbe, kad jau nebelieka tarsi man vietos, reikia trauktis. Kaip dažnai mes išgyvenam didžiausią nelaimę, krizę, žodžiu, ir pradedam lėkti į vaistinės raminamųjų, žodžiu.
Ar tikrai taip reikia daryti? Gal viešpats jau tau yra atvėręs naujas duris, naujus žmonės, naują darbą, tavo naują talentą nori kažkokį panaudoti savo garbiai. Viešpats laukia tavęs kitur kažkur su nauju kvepavimu. Didesnės, mažesnės ligos mūsų gyvenime. Ar tikrai visada tai buvo pačios nemaloniausios patirtis? O galbūt po tos ligos tu pradėjai vertinti laiką, kurį turi, vertinti žmonės, kurie yra šalia tavęs, vertinti savo galimybės, savo ribotumą, kad nesi visagalis, kad turi taip pat atsižvelgti ir į poilsio laiką, atsižvelgti į savo fizinę sveikatą, į mankštą, į kitus dalykus. Kai baigėsi draugystės santykiai, Dieve, jauni žmonės kartais žudosi dėl šito. Baikit, jeigu baigėsi šita meilė, dar santuokos sakramentas nepriimtas, tikrai kažkur už stulpo laukia kita meilė tavęs. Dievas paruošia kažką didesnio, geresnio. Su šituo draugu paėjote, drauge paėjote, laukia kitas draugas tavęs, kur Dievas sako, su šituo išmoksi dar geresnių, gražesnių dalykų savo gyvenime. Neprisiriškime prie draugysčių, neprisiriškime prie žmonių. Leiskime, kad Dievas vestų mus iš nakties į dieną, iš praradimo į kažkokį atradimą. Esame priversti keisti būstą, miestą, valstybę. Tai gali būti nuostabus atradimo horizontai. Dievas kažką tau paruošęs yra nuostabaus. Toliau gilėja, stiprėja tavo santykis su Dievu. Vis labiau pasiduodi jo veikimui kaip Abraomas, nepaisant to, kad taip, sutinku, kartais nematome visumos, kartais nesuprantu, kodėl turiu šitą žingsnį vieną padaryti, bet jaučiu, kad jeigu jo nepadarysiu, susproksiu. Bet turiu tą žingsnį jau padaryti tikėjimo kelyje. Turiu pagaliau nueiti iš pažinties. Turiu pagaliau, nueiti ir nuvažiuoti į piligriminę kelionę kažkur. Nežinau kodėl, bet turiu savyje tą įkvėpimą, kaip Abraomas padarau tik tai tą vieną žingsnį, kol kas viską parduodu ir kažkur keliauju, nežinau kur, bet keliauju, žodžiu. Kiek mūsų gyvenime jau yra nuodėmių, priklausomybių, kurių mes buvome apvaldyti ir iš kiek Egiptų buvome išvesti ir jau pasiryžome nebeleisti iš savęs tyčiotis piktajam ir apvogti iš mūsų džiaugsmo, iš mūsų orumo. Kokiomis dorybėmis, dvasinėmis dovanomis pradėjau vietoj ydų ir nuodėmių tarnauti savo šeimai ir bendruomeniai. Ar visa tai nebuvo naktis mūsų gyvenime, dėl ko šiandien džiaugiamės ir dėl ko šiandien didžiuojamės savo gyvenime? Ir galiausiai toji paskutinė naktis, kuri užguls mus mirties valandoje, bus kaip su tom kėdėm, kurios krito ten už paveikslo. Žodžiu, jau čia viskas pabaiga, viskas tikrai atvažiavome, paskutinę stotelę, prašome išlipti, žodžiu. Taip, ateis ir ta paskutinioji, žodžiu, ketvirtoji naktis, žodžiu. Simboliškai šiandien Jėzus kalba apie antrą ir trečią nakties sargybą. Žydai nakties laiką skaičiavo sargybomis, kai saulė nusileidžia nuo 6 iki 9, nuo 9 iki vidurnakčio, nuo vidurnakčio iki 3 ryto, nuo 3 ryto iki 6. 1, 2, 3, 4 sargyba. Tai antra, trečia sargyba, tai yra tarp 21 valandos ir 3 valandą nakties. Kas tada vyksta? Dažniausiai sveiki žmonės miega tuo metu. Nuo vaikų pradedant 21 valandą, jau iki 3 nakties ir suaugęs sugula, žodžiu. Ką Jėzus nori pasakyti? Tikrai mirsi. Geroji naujiena. Tikrai mirsi tarp 2 ir 3 sargybos nakties. Tai reiškia, vis tiek ateis tą akimirką, kai užmerksi tas akis ir atmerksi jas tik tai jau kitam pasauliui. Taigi neįmanoma nemegoti, žodžiu, tomis valandomis, tai lygų būtinai mirsi. Apie ką čia šiandien rinksimės galvoti? Mirsiu, pasakiau geroji naujiena. Galiu galvoti šio pasaulio antraštėmis. Su giliu liūdesiu informuojame dabar jūs. Netikėtai pasiglemžusi netektis, baisiausios prognozės pasitvirtino. Ką jūs darysite be manęs daugmaž? Tai yra šio pasaulio būdas mums pristatyti mirties akimirką. Bet šiandien Dievo žodis ir Jėzus kviečia keisti mąstymą. Nori atversti viską aukštyn kojom.
Jeigu pasaulis sako nelaimingi visi, kurie miršta, Jėzus šiandien ir Dievo žodis sako laimingi jūs. Šiandien kaip leitmotyvas kartojosi psalmėje ir Evangelijoje - laiminga tauta, laimingi jie. Taip dera Dievo vaikui galvoti apie tą ketvirtąją paskutinę naktį. Kad tai yra kažkas, kas bus daug gražesnio ir nuostabesnio. Laimingas aš, nes pagaliau susitiksiu su tuo, kuris iš didžiausios meilės mane sukūrė, su didžiausia meilė mane lydėjo per šį gyvenimą ir su didžiausiu ilgesiu manęs laukia. Taip manęs laukia, taip manęs išsiilgsta Dievas, kad galiausiai pats Jėzus sako, pasodinsiu tave, prasidės puota, valgiai, o aš plausiu tavo koją, žodžiu. Prisiglausiu prie tavo kojų. Kaip gera, kad tu jau esi toj kitoj pusėje, amžinybėje. Toks yra Jėzaus žvilgsnis į mūsų mirtį. Puota ir jis prie mūsų kojų, ne mes prie jo kojų, jis prie mūsų kojų. Tarsi sakytų, gera, kad jau esi čia. Kad jau matai čia mane veidas į veidą, bet nelikai šitoje žemėje, kur visada yra nesaugu, visada yra neaišku, ką čia rinktis, kaip čia nesuklysti. Laimingi mano artimieji, kurie jau Dievo artumoje, ar mes kartais taip galvojame apie mirusius savo artimuosius, Dievas sako, pradėk taip galvoti. Laimingas mano mama ir tėtis, laiminga mano dukra, laimingas mano sūnus, seneliai, tėtės ir dėdės, kurie jau yra pas Dievą. Laimingi jie. Tad šiandien dėkoju Dievui už žodį apie naktį, apie tas naktis, kurių mūsų gyvenime apsčiai yra. Ir pagrindinė šiandien Jėzaus geroji naujiena yra, sako, nebijok mažoji kaimėje, sako, nebijok mažylį mažylę, nebijok. Kiekviena naktis tai yra Dievo veikimo irgi taip pat sritis ir akimirka. Kiekviena naktis išvirsta į gražiausią ir nuostabiausią dieną. Ačiū tau už tai, Jėzau, lydėk mus toliau kartu.